mūsų filmūrinės vėl smurta SLT. Kągi, labas vakaras, labas rytas ir labą dieną visiems, su jumis Go For Way. O šiandien su manim Kaitiklis, kurio aš iš tiesų, nuoširdžiai sakant, labai ilgai laukiu. Manau, visi irgi labai ilgai laukia, ne tiek, kad paturėti, bet išgirsti apie ją pirmą nuomonę, kas čia per Kaitiklis, kas čia per aparatas, labai daug apie sklindo gandų, kad jis geras, kad jis labai geras, kad jis blogas, kad jis labai blogas ir taip toliau. Kągi, šiandien kalba eina apie Gig Vape Griffiną. Tai kągi, štai mes ir matome mūsų tą kaitiklį, kurio iš tiesų visi labai stipriai laukia. Kaip tikriausiai žinote, galbūt ne, kad būtent ta pati Gig Vape kompanija nelabai daug ką gero išleidžia, beveik mes jos niekada negirdėjome prieš tai, kai išleido šitą Griffiną. Šiaip jis iš tiesų yra labai galingas kaitiklis, kai matome štai tokia stilinga dėžutė, Gig Vape, visur Griffin, jo pavadinimai ir taip toliau. Taip pat matome logą. Iš galo matome tokias kaip du fused klaptonus padarytis, negi parašyta, kad čia yra First ir Ta with Biggest Deck, skirtas klaptonas ir taip toliau. Patikrinau, iš tiesų jis yra labai didelis dekas, turi labai didelį deką, bei building galima ką tik norit. Maždaug štai taip jis atrodo atidarius dėžutį ir mes apžiūrėsime, kas grandas pačioj komplektacijai. Kai matome, yra dviejų spalvų kaitiklis, iš viso juodas ir metalinis spalvos, kaip dabar pas mane. Tai, kad štai toks kaitikliukas, labai daug visokiausių ringų, viskas labai faina. Taip pat matome čia šešiakampį atsuktuvėlį, kuris dabar taip naudojamas visose Velocity Style dekose ir taip toliau. Dabar čia visa komplektacija, iš ko susideda pats kaitiklis, guli ant šito stalo. Čia yra iš tiesų daug fainų dalykų, bet tie du paskutiniai mūsų bazė ir tas dekas yra pats geriausias. Štai toks drip tipas, labai didelis, labai fainas stikliukas 3,5 ml talpos. Štai matome Gig Vape kompanija ir top capas. Čia irgi yra top capas, kuris uždaro mūsų bassą. Ir čia yra mūsų pats bassas su reguliuojamu Jewish Channel kontrolu. Taip pat matome mūsų įdomiausią dalyką, bent jau kaip man, tai yra mūsų RTA pati bazė, ant kurios buildint yra iš tiesų viską labai lengva. Aišku, tada vieną minusiuką, kad čia yra plastikiniai varžtukai, kurie, manau, galbūt, nesu įsitikinęs, bet gali sulūžti ir tai gali būti labai blogai visiems. Taip pat matome oro padavimą iš dviejų pusių, štai taip gražiai sukeliojasi, viskas normaliai, oro padavimą iš tiesų užtenka. Ką žinau, skylės iš tiesų yra labai didelės, čia telpa fuse klaptoną, netgi įdėjau fuse klaptoną, jis įlindo labai laisvai, tai kad galima buildinti ką tik panorėti. Taip pat matome dabar, kaip jis susideda, kaip jis gimsta. Kaitiklis mūsų, štai tokios dalys užsukamos, viskas gražiai užsisuka. Aišku, kol kaitiklis naujas, čia viskas biškai trakšta, bet manau, su laiku viskas praeis. Taip pat matome top fillingą. Tai reiškia, kad galima įpilti skystį pro viršų, labai daug vietos skysčių įpilimui, tikrai labai daug. Maždaug tas pats, kas top tankė, jeigu nieko nemaišau. Tai kad skystį įpilt bus jums tikrai labai lengva ir labai patogu. Tiesiog reiks atsuktą viršutinį kepą, štai būtent tokiu būdu ir skystis įpilamas, tikrai vietos labai daug ir viskas jums bus gerai. Taip pat šitą kaitiklį galima garinti nuo labai mažai vatų iki labai daug vatų, kas mane labai džiugina. Kažkur nuo 20 vatų, jeigu padėti kokį koilą iš plonesnės vielos, iki labai daug vatų. Kai matome dabar biškį apie buildą ir apie vikingą pakalbėsim čia su jumis. Kai matome, ko mums prireiks šitam vikinimui. Šitą visą procesą biškį pagreitinau, kadangi manau ilgai užtrukti ir būtų nieko neįdomu žiūrėti. Bet pas mane čia stovi 2 fused klaptonai po 7 wrapsus, jeigu aš nieko nemaišau. Gerai, tada pakalbėkime, kaip čia dėl visko. Dariau coilus iškart įdėtus, kadangi coilai gali būti jumis pasirinkti, arba tai klaptonai, arba tai fused klaptonai, arba tai spaced coilai, arba tai parallel coilai, nėra skirtumo. Ir dėl to aš nieko nebildinau ant jūsų akių. Kai matome, vatos turi būti tikrai nedaug, jis turi būti tik iš viršaus, neturi išlyst per tos kraštus. Jeigu išlys labai
pasitaiko, kad būna arba leakingas, arba dry heatai, tai kad va tos turi būti štai tiek, kiek pas mane čia ant video. Tikrai peržiūrėjau labai daug vikingo metodų, kaip reikia buildinti, kaip reikia daryti, visi naudoja šitą vikingą, aš irgi tą patį naudojau kaip ant Kryuso, taip dabar naudoju šitą ant Griffino ir jis visą laiką paveža, jokio leakingo nėra, po to įpilsiu skystį ant jūsų akių, patys pažiūrėsit, ar viskas gerai. Kai matome, tikrai dėl vatos jums reikėtų pasirūpinti, kad jos būtų tiek, kiek turi būti. Neturi būti nei per daug, nei per mažai. Svarbiausia, kad visas tas viršutinis čianelis užsipildytų, bet pro apačią išlįst neturi. Aišku, mačiau, kad ir pro apačią išlenda vata, žinau, bet aš žinau, man toks vikingas nelabai. Bet būtent šitas metodas yra pats geriausias. Dabar beliko tik tai sušlapinti mūsų vatą, štai šitų mano pagamintų labai nesveikų skysčių, paspaudžiam mygtuką, matome, viskas veikia. Taip pat jums siūlyčiau prieš pradedant garint, prieš pradedant kišt vatą, įkišt tą viršutinį kepą ir pažiūrėti, ar nėra jokių šortų, ar nesiliečia kolas prie metalinės dalies mūsų kaitiklio. Ir viskas normaliai. Matėte, čia yra bakas su labai dideliu deku. Čia telpa labai daug, čia dabar aš sukau ant 3 mm fuse klaptonas, tai kad galite įsivaizduoti, kiek čia iš tiesų yra daug vietos. Kaip ir minėjau, dabar įpilsime skystį ant jūsų akių, biškį lauksime ir pažiūrėsime, ar niekas niekur neteka, ar viskas gerai, kaip turi būti. Kaip žinote, tikriausiai, kad reikia geriausiai ir daryti yra juice channelius, kad skystis neištekėtas, tik reikia biškį pasukti, dabar matote, atsukau. Viskas. Juice channel daryti galima pasiruošti garinimui ir, kaip minėjau, jokio leakingo nėra, viskas normaliai, nes dažniausiai būna, kad iš pradžių pradeda tekėti. O dabar biškį pažiūrim, kaip jis garina. Kai matome, garų iš tiesų daug, bet čia yra ne maksimumas. Ir pamanysit to vien tokia žinutė. Tai nėra maksimalūs vatai, ant kurių galima garinti šitą kaitiklį. Tai kągi, maždaug ir atėjo pabaiga būtent šito Griffin apžvalgos, Geekvave Griffin. Dabar pakalbėkime apie pliusus ir apie minusus būtent šito kaitikliuko. Kas yra gerai? Gerai, kad tai yra kaitiklis su dėklu priskirtų būtent klaptonams, čia yra labai daug vietos, postai labai dideli, buvau čia, prasme, kai įdėjau fuse klaptonus, buvo dar labai daug vietos likę, dar maždaug galima buvo įdėti 2 klaptonus tokio pačio storio, čia metu naudojau 0,2 2 vielos apačioj ir apsuktas 0,2 kampelį. Viskas su kampeliu. Gerai, antras pliusas, kad čia yra oro padavimas, gan neblogas, iš tiesų skonis jaučiasi labai fainai, juice channeliai taip pat reguliuojas, kad yra labai gerai. Vienas pliusas yra tame, kad pavyzdžiui, padėsit naktį ant šono ir darysit juice channelius, iš kuriais nieko neištekės ir viskas bus super. Toliau jau kažkas, pavyzdžiui, klausė, kiek jis išneša vatų. Dabar aš įgarinau ant 7,2 vatų, tai buvo tikrai ne maksimumas. Manau, maždaug su tokiais kodais jis paneša iki 110 vatų, kažkas tokio, nes taip pat reikėtų tokio situacijų dėt biškį daugiau vatos negu aš esu įdėjęs, tad manau galima pakelti iki 100, manau, jeigu turit geras rankas, galima tikrai pakelti iki tiek vatų. Toliau minusukas būtų toks, kad biškį maža talpa. Skystį jisai neblogai, jeigu varyt ant didelių apsukų, ant 100 vatų ir taip toliau, kad skysčiai reiks po 2 minučių, po 15, po 10, taip jūs garinant, tad skystį jisai neblogai, talpa biškį mažoka, bet talpa maža dėl to, kad čia yra didelis tas kepas, kuris eina aplink mūsų tą kolą, kuris užsisuka į apačią, dėl to jis labai užima daug vietos ir dėl to nepadarė didesnės talpos balo. Toliau pliusas būtų toks, kad jis yra labai patogus, yra labai gražus, driptypas irgi labai fainas, juodas, toks stilingas, reikėtų pirkti atskirai, jeigu norint ant kitų kaitiklių, bet čia yra, kaip matome, labai gražus kaitikliukas, ne taip kaip tie visi metaliniai, kurie žiemą sušala, būna labai šalta, jūs garinti ir nemalonu ir taip toliau. Tad manau tiek apie šitą kaitiklį aš įvertinu 9,9 iš 10, kadangi jis tikrai užsipelnė mano dėmesio, nusipelnė ir manau jis tikrai labai geras, tikrai visi turite jį paragauti. Buildint galima bet ką, absoliučiai bet ką žinau, o dieve, čia gali daryti iš jo bet kokį buildą, viskas labai gerai tilps. Taip pat reikia minėti dar vieną minusą, kad čia biškai per maži juice channeliai. Ta prasme, kai dedame patosis, nelabai ten viskas gerai telpa, bet biškai per maži channeliai. Galėtų būti kaip ant Qtation, tai būtų išvis labai super, būtų tiesiog tobula, bet jau gavome tai, ką gavome. Tai, kad kaip ir minėjau, 9,9 iš 10, o su jumis buvo Go for Oil. Garinimas yra kaip vitaminai, nereikia per daug, bet tai yra bent jau sveika.
Ačiū už prenumeratus, ačiū už subscribus, čia tas pats, ačiū už laikus, ačiū už jūsų nuomonę prieš Sony PM, ačiū, kaip dalinatės kaitikliais, tikrai kažkurį iš jūsų paimsiu, apsikeisim, duosiu apžvalgai ir jums labai stipriai padėkosiu ir būsiu dėkingas už tai. Manau, viskas, dar kartą ačiū už dėmesį ir iki kitų